Na ką, sveiki visi, pagaliau kalėdinis sezonas prasidėjo. Iš mano praeitų ir užpraeitų metų kalėdinių vlogų tikriausiai pastebėjot, kad aš neperku labai daug dekoracijų. Ir praeitais metais tiesiog pastebėjau, kad man jų labai trūksta, tai šiemet nusprendžiau jau taip gerokai apsipirkti. Juo labiau iš senų laikų pas mane yra užsilikusios tik tai baltos dekoracijos ir man labai trūksta spalvų, man norisi to tokių tradicinių kalėdų, tokių gal šiek tiek su vintažu. Tai ką, pradėsime šiandien mūsų paieškas ir dabar važiuojame tiesiai į Akropolį, į H&M Home. Na ir video pabaigoje, manau, tikrai turėsime didelį haulą. Atvykau dabar į H&M Home, nes jų puslapį mačiau tiek daug gražių dalykų, kurių norėčiau nusipirkti, bet nusprendžiau atvykti čia, viską pasižiūrėti, apeiti, pačiupinėti, gal dar kažką įdomaus surasiu. Tai va, einam pažiūrėsim. Jau matau, dėl ko čia atvykau. Jūs tik pasižiūrėkit šitas lėkštutės. Kokio grožio. Jos tokios nostalgiškos, tokios kalėdiškos, tiesiog tobulas. Ir yra dar didesnės. Va. Pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo šitas lėkštutės kartu. Tiesiog wow. Ir dar, jie turi iš tos pačios serijos ir bliūdelių. Čia dar yra tokio pačio retro stiliaus ir puodeliai. Žiūrėk, įsivaizduok, kad taip ant stalo bus, tai kaip šventiškai. Ir dar kokia nors servetėlė raudona, tu įsivaizduok. Gerai, Artūras nėra visai labai prieš, tai manau, kad tikrai imsime, tik tai čionais mažesnių lėkštučių yra per mažai. Tai vat man reikia sužinoti, ar turi daugiau, jeigu ne, tai tiesiog užsisakysiu internetu, bet jau dabar tikrai žinau, kad man jų reikia. Va taip Artūras leidžia laiką. Na ir gerai, sau sėdi ramiai, netrukdo, lai sėdi. Netrukdau, čia man trukdai. O va tokia girlianda, man atrodo, turėtų būti labai graži. Užmačiau labai gražią žvakidę, tik pasižiūrėkit. Dar labai graži šita žvakydė. Pažiūrėkit dar kokių čia žvakių yra su kaspinėliais. Čia yra su eglutėm irgi. Labai cute. Mums reikia visos šitos krūvos. Paimsi? Tau padėt? Jo, aš net nepakelsiu. Jėg. Žinok, aš irgi reikia kroviką kokį. Aš esu tokia patenkinta. Aš Artūrui tiesiog sakau, įsivaizduok mūsų nauji namai, didelis stalas ir šitos lėkštės. Manipuliacija. Gerai, dabar važiuojam į kitą mūsų lokaciją. Wow, čia jau kalėdos. Mes su Artūru tradiciškai atvažiavome į Žaliasis centras. Mes visada čia atvažiuojame prieš pat šventes ir visada būna mažiau dalykų, tada nuolaidos būna ir viskas išpirkta praktiškai, bet dabar pirmą kartą mes taip anksti atvažiavom ir čia tiek daug visko. Wow. Labai gražios žvakydės šitos. Čia trombonas, man atrodo, ne? Trombono formos. Man labai patiko šitie liniukai. Čia dar yra va toks didesnis, labai didelis. Tokį užkabint ant durų. Jo, gražu būtų. Dar pastebėjau šitą komplektuką, tai tikrai gražus. Šiemet ir vėl nieko savo neradau, bet tikrai buvo daug gražių dalykų, tai galite atvykti, pasižiūrėti. Tikrai man labai čia patinka, tiesiog netgi pasivaikščioti. Gerai, važiuojam toliau.
Užsukome trumpam pavalgyti rameno. Mano mėgstamiausio, surištų sviestų, vegetariško ir tofu. Šitas tofu yra nerealiai skanus. Artūras jau laukia manęs. Let's go, I will show. Labai gražus namukai. Žiauriai gražus. Žiūrėkit, koks kietas kalėdų senelis. Vau, šitą eglutę graži. Aš manau, šį čia paliksiu, bet čia tiesiog yra gražiausias dalykas, kurį mačiau šiandien. Ir graži žvakydė. Patogu nežiūrėt. O Dieve, pažiūrėkit, kiek kremelių kalėdinių. Kaip cute. Tiesiog, jūs galite savo kalėdinės nuotraukas pasistatyti ir čia irgi bus kaip kalėdinė dekoracija. Koks šitas gražus. Tai reikia daryti? Reikia daryti. Fotosesija. Na ir žinoma, rožinės kalėdos. Jeigu turėtume dukrytę, tai vat visas jos kambarys būtų papuoštas tokiais dalykėliais. O Dieve, kaip cute. Prašau, tau čia ir visokiausių raudono padelių kolekcija. Dieve, kiek čia visko. Aš tiesiog negaliu patikėti. Šiemet yra daug dekoracijų kaip niekad. Aš nesuprantu, gal čia dėl to, kad mes labai anksti pradėjom apsipirkinėti. Anksti atvykome ir dar daug visko yra, viskas neišpirkta, bet tiesiog aš niekada gyvenime nemačiau šitose parduotuvėse tiek dekoracijų. Čia yra max. Man reikia tikrai priimti sprendimus ir tikrai išsirinkti tuos pačius pačiausius, nes realiai čia viską galima išpirkti, aš nežinau. Tiesą pasakius, man jau trūksta jėgų visą tai apžiūrinėti, iš tikrųjų. Čia, tiesiog, čia yra, neturiu žodžių. Bet tas kažkaip plikis atrodo, ne? Plikis? Atrodo, čia labai trūksta šakų. Trūksta biškį šakų. Kažkoks toks išplikėjęs. Kaip galima išsirinkti? Stebėjau iš toli. Žinokit, man atrodo, šiandienai šopingo jau tikrai užtenka. Mes pasiėmėm tas 2 dekoracijas, kur rodžiau. Ir man atrodo, mes jau važiuojam namo, nes mes mirštam abu, mes ant tiek pavargom. Man atrodo, kaip pirmai dienai tikrai užteks. Važiuojam namo. Na ką, labas rytas. Sofija dar tokia mieguista. Visiškai neatsibudusi. O Dieve. Tai šiandien pas mus planai tokie, kad mes merginas paliekame spa salone. Ir va taip atrodo Sofija dabar. Ir vėliau parodysim, kaip atrodys po kirpyklos. Labas, sakyk labas. O taip atrodo mūsų apaugęs majukas, ane? Čia kaip man jau irgi pats laikas, ane, į kirpyklą. Va taip. Jo, kok meškiukas. Sofija paledinis meškiukas. Va taip. Atvažiavome šiek tiek per anksti, tai dabar laukiame prie kirpyklos. Maja jau žino, kur atvažiavom. Jodu. Sofija gerai jaučiasi.
Gaila taip. Gaila vaikų. Man kaskart plišta širdis, taip matyti jos nervukai tam. Vaikus pridavėm, varom tusi. Vaikus pridavėm, dabar turime limituotą laiką ir turime spėti viską pasidaryti. Tai važiuojam iš karto į IKEA, ne? Taip. Čia jau kalėdos. O Dieve, koks cute dalykas. O žiūrėk, koks šakotis. Čia va jau irgi kalėdos. Mes ieško mažos eglutės, bet ne tokios mažos. Užtat sutaupytume ant žaisliukų. 3 žaisliukai ir papuošta eglutė. Kaip manai, Sofijai su Maja patiktų toks kilimas? Nu ką žinau, nelabai man atrodo. Man irgi atrodo nelabai. Būtų pykčio. Čia mes turime tokių kilimėlių. Vau, kokios šitos žvaigždutės gražios. Bet mes neturim kur kabinti. Ta prasme, neturime pilną lubų turim. Pas mus butukas netoks didelis. Ai, Bet čia man kažkaip atrodo, kad prabangesniems namams labiau Taip, tiktų. Tai bet vat kažkada didesniems. savo namui nusipirksim. good evening. Oi, kiek čia žvaigždučių. Vau, viskas šviečia. Mes tokia žvaigždutės 5 klasėje darėm. Tokia visai įdomi žvakydė. Ką, vienintelis mūsų šiandien pirkinukas. Mums paskambino, kad jau Sofija su Maja mus laukia, tai va dabar einam pasiimti merginų. Na ką, pažiūrėkit, koks pas mus majukezas gražus. Ir sofkiezas. Sofkiezai. Sofkiezai. Kokias gražuolės. Kvepia, šampūnų, švarios. Na ką, aš jau esu namie ir mano kalėdinių dekoracijų šopingas yra užbaigtas. Dabar darysime haulą ir čia bus tikriausiai ilgiausias haulas mano gyvenime. Iš praeitų metų kalėdinių video tikriausiai žinote, kad aš įprastai neperku daug dekoracijų, dėl to man daug ko trūko ir šiemet tikrai nemažai nusipirkau. Tai darysime haulą vienas po kito pagal parduotuvės. Ir pradėsime nuo mano mylimiausio half price'o. Gerai, tai pirmas dalykas, kaip jau matėt, buvo toks kalėdų senelis. Man labai patinka, kad jis tinka prie tos tradicinės kalėdų tematikos. Čia yra ir žalia, ir raudona, ir auksinė. Ir šiaip jis toks labai elegantiškas, kokybiškas, atrodo tikrai brangiai. O kainavo jisai 22 eurus. Va toks kalėdų senelis. Antras kalėdų senelis buvo štai toks medinis ir man patinka jo tokios mažos raudonos detalės. Jisai irgi labai gražiai atrodo, toks labiau neutralus, tiks absoliučiai prie kiekvieno kampelio. Ir jo kaina buvo 11 eurų. Ir žinokit, dar grįžau į half price'ą ir pasiėmiau tokį kalėdų senelį. Nežinau, kažkaip negalėjau jo pamiršti ir teko grįžti. Ir jis kainavo 9 eurus. Kaip visada tau viskas įdomu, ne tau viskas įdomu. Ir paskutinis dalykas, ką pasiėmiau iš half price'o, buvo štai toks puodelis. Nežinau, labai man jis patiko. Man patiko tokia neįprasta forma, lygtais tokio kaip maišelio. Tai va, labai kit. Gerai, traukit visą dėžę, nes čia viską sudėjau, žinokit, į dėžę ir dabar tos dėžės nebepakeliu. Buvau dar Ermitaže ir, man atrodo, aš tiesiog visur buvau. Ir nusipirkau visą maišą štai tokių popierinių žaisliukų. Aš visą laiką bijojau jos pirkti, nes galvojau, kad, na, vis tiek kažkaip neatsargiai sudėsiu ir jos susiglamžys, bet nežinau, tiesiog negalėjau atsispirti. Man labai gražus šitie. Ir dar prie savo tradicinių kalėdų pasiėmiau štai tokį kalėdų senelį ant eglutės.
Ir dar buvau užsukusi į Pepko, nenufilmavau savo shoppingo čia vlogui, bet nufilmavau Instagramui ir TikTokui, tai jeigu norite pamatyti, kokių gerų dalykų ten užmačiau, galite užsukti į TikToką arba Instagramą. Bet parodysiu, ką nupirkau. Tai visų pirma, nupirkau štai tokį stiklinį namuką sausainiams. Man irgi jis pasirodė toks labai klasikinis, prie visko tinkantis. Mano mėgstamiausias pirkinys iš Pepko buvo štai šitas kepimo indas. Šiaip jame nebūtinai kažką galima kepti, galima tiesiog naudoti kaip lėkštę ant stalo, bet jūs pasižiūrėkit. Irgi tokios tradicinės kalėdos, kaip aš jau kartoju. Tada nupirkau tokius rankšluostukus virtuviai. Man irgi patiko tas tradicinis printas, žalia spalva, žodžiu, viskas, ko man reikia šiemet. Pasiėmiau tokią eglutę, tiesiog pasistatyti virtuviai, greičiausiai jinai stovės. Pasiėmiau taip pat va tokių minkštų kaspinų, šiaip yra žiauriai minkšti. Galima pasikabinti kur nors ant durų, ant spintelės, žodžiu, kažką galvosiu su jais. Pasiėmiau va tokių girliandų, kurias galima panaudoti ir ant eglutės, ir tiesiog papuošti kažkam, žodžiu, visada prireiks, čia tokia, man atrodo, bazė tiesiog. Taip pat pasiėmiau tokią spalvotų lempučių girliandą. Nežinau, bandysiu galbūt ant eglutės dar uždėti prie savo geltonų, tiesiog, kad, nežinau, papildyti spalvomis arba kur nors ant šakelės, žodžiu, nežinau, galvosiu. Taip pat pasiėmiau tokią didelę dirbtinę žvakę. Šiaip man patinka, kad va čia šita žvakė juda, kai jinai dega, turėtų labai natūraliai atrodyti. 5 eurai. Taip pat pasiėmiau štai tokią žvakę, eglutės formos. Jis labiau tarnaus kaip dekoracija, manau, kad aš jos nedeginsiu. Pasiėmiau štai tokią gražią stiklinę muilinę, snaigės formos, labai graži. Tokia prabangesnė atrodo. Ir pasiėmiau 2 puodelius, vienas štai toks kalėdų senelis. Ir man patiko štai šitas irgi tradicinių kalėdų batukas. Labai tinka prie mano šių metų tematikos. Ir irgi pasiėmiau panaudoti kur nors ant šakelių, štai tokios girliandos, čia yra lemputės su kaspinėliais auksinės ir raudonos spalvos. Ir dar pasiėmiau šitą žvakę, kad jau deginti, bet jos kvapas, čia grinai imbierinių sausainių kvapas, čia yra skaniausiai kvepinti mano atrasta žvakė. Kvepia? Taip. Gerai, važiuojam toliau. Kelis dalykus užsisakiau iš Temu. Šiaip aš iš Temu užsakinėjau labai retai. Čia buvo mano antras kartas, jeigu taip tiksliai. Ir jo, užsisakiau keletą tokių praktiškų dalykų. Žinokit, mano geriausias lotas iš Temu yra štai šita šaka. Jinai tokia yra kaip guminė. Ir jinai labai kokybiška, labai maloni prisilietimui. Aš jau, žinokit, sugalvojau jos vietą, pamatysit mano kitame video, kaip gerai atrodys. Labai. Tada dalykas, kuris mane tiesiog hipnotizuoja ir džiugina, yra štai šita žvakydė. Tai realiai čia pasistatai žvakę ir nuo karščio ji pradeda va taip suktis. Žinokit, taip hipnotizuoja, aš galiu tiesiog sėdėti ir visą vakarą žiūrėti į šitą žvakydę. Tada užsisakiau dar tokias 3 dirbtinės žvakes. Irgi, man atrodo, čia jau tokia bazė, visur tinkanti. Šitie dalykėliai viduj irgi juda. Tai nežinau, reikės tik tai baterijų, nes neturiu. Bet irgi labai gražiai atrodo, jos tokios 3. Aš noriu įsigyti kokią nors kalėdinę knygą ir noriu ją pastatyti ant tokio stovo. Šiaip aš jau įsižiūrėjau vieną Amazone, tai galbūt ją užsisakysiu ir tiesiog labai gražiai stovės ant šito stovo. Bus irgi kaip dekoracija. Kadangi kalėdiniu laikotarpiu tikrai nemažai deginam žvakių, tai dar užsisakiau štai tokį žvakių... Kaip vadinasi šitas dalykas? Žvakių... Užgesintuvas. Užgesintuvas. Šiaip man patinka, kaip estetiškai jis atrodo, jis irgi gali būti kaip dekoracija, tiesiog taip gražiai padėtas prie žvakės. Labai gražu. Jau čia Sofija susidomėjo mano šakelę. Ir dar dalykas, kurio labai džiaugiuosi, yra pakavimo popierius. Ir aš norėjau tokio vintažinio, jaukaus, tradicinio popieriaus. Pasižiūrėkit, koks grožis. Tiesiog, kaip turėtų būti gražu. Ir aš dar užsisakiau vairiausių juostelių. Ir jo, čia šitas buvo su meškučiais ir dar turiu vieną su kalėdų seneliu. Ir dar pasiėmiau štai tokį popierių. Toliau mes judame prie senukų. Tai nupirkau dalyką, kuriuo mano mama visada puošdavo eglutę ir man taip nepatikdavo šitas dalykas ir dabar aš jį pati nusipirkau. Tai mes tiesiog jį vadiname sniegučiu. Turėtų labai gražiai atrodyti ant eglutės.
Nežinau, kodėl man vaikystės nepatiko, galbūt, tuo metu galbūt buvo senamadiškas, o dabar kaip tik man atrodo labai nostalgiška. Ir nupirkau keletą eglutės žaisliukų iš senukų, tai vat irgi tokie vintažinio stiliaus, tada toks popcornas, irgi man turi to tokio vintažinio vaibo, nežinau, dėl to aš ir išsirinkau, man labai patiko. Tokia eglutė, toks meškutis ir kalėdų senelis. Tai tiek iš naujų pirkinių, manau, šiemet tikrai neblogai pavariau, tai šiems metams tikrai man visko užteks. Miego nori? Taip. Tai ką, kitame video mes jau puošime mūsų namus, puošime mūsų eglutę, tai jeigu dar nesubscribinate šito kanalo, būtinai pasubscribinkit, kad nepraleisit naujų video, kad nepamesti manęs. Ir susitiksime jau netrukus, ane? Pasakyk ate, ate, ate.